Šiandien norėtumėm jums pristatyti naują Huntera kamerą LiveCam 4 Pro. Pradėsime nuo to, kas sudaro kameros komplektą. Komplektas išties gausus, taigi žinoma pati kamera, antena, saulės panelė, saulės baterija, kronšteinas kameros tvirtinimui, jeigu nepakanka dviejų dirželių. Taip pat kameros komplekte rasit gamintojo pridedamą SIM kortelę, turėsit nemokamų 300 MB duomenų. Taip pat be abejo rasit kronšteiną saulės panelės tvirtinimui, raktą tvirtinimo varžtus. Tai tik kaip ir minėjau, komplektas išties gausus. Beje, taip pat komplekte turėsit ir micro SD kortelę, jums beliks tik tai turėti savo SIM kortelę. Dabar apie pačią kamerą. Trumpai tariant, tai yra puiki, kompaktiška, belaidė, ypatingai tvirtų korpusų, maskuojamos spalvos ir turinti gerą ryšį lauko kamera. Kas yra labai svarbu iš jos funkcijų gamtos stebėjimui, žvėrių stebėjimui, tai kad ši kamera palaiko 4G ryšį, yra galimybė tiesioginiam vaizdo stebėjimui. Žinoma, kamera įrašinėja užfiksavusi judesį. Įrašinėjimas gali būti vykdomas, ar tai pasirinksite kaip nuotraukos fiksavimą ar video fiksavimą. Video fiksavimo trukmę taip pat galėsite pasirinkti. Maksimali kameros rezoliucija yra 2700 pikselių arba 2,7K, kas yra daugiau negu Full HD, o maksimali kameros raiška nuotraukoms yra 14 megapikselių. Kamera įrašinėja į micro SD kortelę arba į debesų saugyklą. Kas yra mums aktualu drėgno klimato sąlygomis, kamera turi elektronikos įrangos apsaugos standartą IP66, tai yra visiškai sandarus korpusas, pilnai apsaugotas nuo dulkių ir nuo didelio vandens kiekio. Kitas labai svarbus dalykas, kaip kamera fiksuoja judesį, be abejo, kokiu atstumu ir kaip tą atlieka tamsoje. Taigi kamera fiksuoja judesį iki 20 metrų, tai judesio daviklis tokiu atstumu dirba. Esame patys išbandę prieš pateikdami šią kamerą rinkai. Kitas labai nemažiau, kaip ir minėjau, svarbus dalykas yra, kaip jinai dirba tamsoje. Taigi kamera turi 4 LED lempučių kuriamą infraraudonųjų spindulių pašvietimą, kurių bangos ilgis yra 940 nanometrų. Tai yra išties nemažai ir ta banga jau yra nematoma. Taigi stebimas žvėris nereaguos į nakties pašvietimą, nesibaidys, kitaip tariant. Kitas svarbus dalykas yra, aišku, kameros darbo laikas. Ta esam taip pat praktiškai išbandę. Kameros maitinimą sudaro net 6 pačios turbūt populiariausios šiai dienai baterijos 18650. Šių 6 baterijų pagalba kamera turėtų dirbti be papildomo maitinimo šaltinio, kamera turėtų dirbti net 3 mėnesius. Tai tikrai nereikalaus iš jūsų dažno akumuliatorių keitimo ir dažnos priežiūros ir užtikrins kameros stabilų darbą. Taip pat, kas yra labai svarbu, kaip jau minėjau, kamera palaiko micro SD kortelę iki 128 GB talpos, išties nemažai. Taip pat dedasi nano SIM kortelės tipas ryšio sukūrimui. Taip pat norime jums parodyti kameros įjungimo valdiklius bei vietas, kur statosi SIM ir SD kortelės. Taigi čia mes turime storą gumos apsaugą, kameros įjungimo ir išjungimo mygtuką, taip pat kameros pakrovimo jungtį. Žinoma, jungtis yra C-typas, tikrai nebus sudėtinga, net jeigu ir prarasite originalų pakrovimo laidą. Kitoje kameros pusėje rasite vietas, kur statosi SIM ir SD kortelės. Vėlgi, kaip ir minėjau, išties storas gumos sluoksnis, kurį netgi yra pakankamai sunku išimti. Tai čia aiškiai parašyta, statome nano SIM kortelės tipas ir micro SD kortelė. Taip pat anga kameros perkrovimui, jeigu yra būtina dėl tam tikrų trikdžių ar norite pakeisti vartotojus. Dabar pakalbėsime, kaip nustatyti šią kamerą ir kaip paruošti ją darbui. Kamerą sukonfigūruoti išties paprasta. Taigi, pirmiausia, aš turiu atsisiųsti programėlę arba iš App Store, arba iš Google Play, priklausomai nuo jūsų mobilaus įrenginio.
kad galėčiau atlikti kameros konfigūravimą. Programėlę atsisiųsiu naudodamas QR kodą, kuris yra ant pakuotės. Pasirenku iPhone. Mane nukreipia į App Store ir man reikalinga programėlė. Atsisiunčiu ją į telefoną. Kaip visada, tokios programėlės prašo jūsų telefono papildomų leidimų ir prieigų prie jūsų esamos vietos, prie jūsų nuotraukų albumo. Aš visada pasirengu leisti naudojant minėtą programėlę. Ir taip pat be abejo apie programėlę klausia jūsų, ar leisti papildomus įspėjimus pranešimus. Tai yra registracijos laukas, kurį būtina užpildyti, kad galėtumėte pradėti ją naudotis. Tai taip pat netrunka. Suvedame savo elektroninį paštą. Sutinkame su naudojimus taisyklėmis. Čia manęs prašo sukurti slaptažodį programėlės naudojimui. Spaudžiu registruotis. Sėkmingai sukurta. Registracija patvirtinta. Dabar norėdamas, kad jinai būtų patvirtinta iki galo, turiu nueiti į savo paštą, patvirtinti gautą elektroninį laišką. Patvirtinome registraciją pašte, atsidarom programėlę. Programėlė pradeda veikti. Programėlė mums iškart pristato valdiklius, ikonas esančias joje, kas reiškia. Greitai prabėgame. Dabar mums reikia pridėti pačią kamerą, kad mes ją matytume minėtoj programėlėje. Taigi pirmiausia, mes ją turim įjungti. Baterijos pakrautos ir įstatytos. Spaudžiame įjungimo mygtuką. Be abejo, prieš tai esame sudėję SIM ir SD korteles. Kalbant apie SIM kortelę, kaip jau minėjau, kamera dirba su visomis Lietuvos mobiliojo ryšių operatorių kortelėmis, būtinai PIN kodas turi būti nuimtas. Ir ant kameros taip rasite QR kodą, kurį mes nuskanuosime. Sutinkame su taisyklėm. Sinchronizacija pavyko ir kamera pajungta. Beje, pati programėlė mus apie tai informuoja. Kadangi esame patalpoje, pasijungimas gali užtrukti šiek tiek ilgiau. Na va, vėlgi programėlė mus informuoja, ką reiškia kiekvienas iš programėlės valdiklių. Dabar matome tiesioginį vaizdą, ką kamera rodo, galime jį priartinti. Trumpai tariant apie valdiklius prasibėgsime dar sykį. Galite pasirinkti tarp standartinės vaizdo raiškos arba aukštos vaizdo raiškos. Raidės SD rodo, kad tai yra standartinė vaizdo raiška, perėjus į HD, tai yra aukšta vaizdo raiška. Kiti pasirinkimai, ar ne? Galime įjungti garsiakalbį, tam, kad girdėtume, kas vyksta kitapus kameros. Taip pat galime su fotografavimo ikona, paspaudus ją, užfiksuoti kadrą. Nuotrauka bus automatiškai perkeliama į jūsų nuotraukų galeriją, taigi nieko nereikia siųstis ar atlikinėti papildomų veiksmų. Jeigu norite kažką pasakyti objektui esančiam prie kameros, galite paspausti mikrofono įjungimą. Taip pat, norint užfiksuoti video, paspaudžiate šitą ikoną ir matote, kad kamera įrašinėja. Taip pat video bus perkeltas į jūsų kameros nuotraukų galeriją. Šičia jūs pasirenkate, iš kokios saugyklos jūs peržiūrinėsit savo sukurtus video, užfiksuotus video ir nuotraukas. Tai ar tai bus saugykla debesyse, ar tai bus jūsų naudojama microSD kortelė. Aš siūlyčiau pasirinkti microSD kortelę, tai bus paprasčiau, bet be abejo šiais laikais vis daugiau žmonių renkasi ir saugyklas debesyse. Tačiau už jas, žinoma, reikės papildomai susimokėti, bet jeigu taip atsitiktų, kad prarastumėte kamerą, visada turėsite prieigą prie savo nuotraukų ir video albumų. Trumpai apie kitus nustatymus,
kokie jie yra. Galite pasirinkti kameros pavadinimą, kaip norite pagal vietovę užvardyti ar kažkokį kitą. Ar bus fiksuojamas video, ar darysite nuotraukas. Tarkime, aš pasirinku, kad kamera fiksuotų nuotraukas. Tada koks pats bus vaizdas, tai aišku, kad nereikia veidrodinio pasukto. Pasirinkame normalų darbo režimai, tai yra kameros darbo režimas, kad komunikacija vyktų abipusė, tai visada turi būti šis pasirinkimas, nes priešingų atveju neturėsite prieigos prie daugelio kameros valdymo opcijų. Taip pat kaip bus saugomi jūsų nuotraukos ar video reportažai. Aš neplanuoju saugoti jo debesų saugykloje, taigi išjungiu šią funkciją. Taip pat čia yra pasirinkimas, kaip bus fiksuojamas, ar tai normaliu režimu ar naktiniu režimu. Pasirenkame normalų, kamera pati persijungs į naktinį režimą. Taip pat turbūt pati svarbiausia funkcija yra judesio jutiklio intervalas, ko dažnai neturi kitos panašaus tipo lauko kameros. Taigi čia mes galime pasirinkti, kad jeigu kamera fiksuoja judesį, yra užfiksuojama fotonuotrauka arba video reportažas ir sekanti nuotrauka arba sekantis video bus kuriamas po tam tikro laiko. Tai yra labai puikia funkcija, nes jūsų neerzins pastoviais pranešimais, jeigu kameros lauke yra pastovus judesys. Standartiškai pasirenkame 5 minutės. Čia yra funkcija, kuri nusako, kaip jautrus bus judesio daviklis, tai dažniausiai tai yra normalus. Galima sustatyti kameros darbo laiką. Taip pat čia galite, jeigu pasirinkot ne foto, o video fiksavimą, galite pasirinkti, kokio ilgio tuos video reportažus kamera jums kurs. Taip pat čia galite pasirinkti, nepamirškite, jeigu planuojate, kad bus fiksuojami vaizdai naktį, tai LED pašvietimas turi būti įjungtas. Čia galite susinchronizuoti kameros laiką su jūsų mobilaus įrenginio laiku, kas yra svarbu, ir galite, jeigu yra tam tikri nesklandumai, perkrauti kamerą nuotoliu. Apačioje taip pat matote visus likusius kameros duomenis. Grįžę atgal, jeigu planuojate pridėti daugiau kamerų, tai šita programėlė be abejo turi tokią galimybę. Grįžtame atgal į pačios programos lauką, nebe į kameros valdymą. Ir čia mes galime pridėti papildomus įrenginius, papildomas kameras. Taip pat matome ikonas viršui. Tai aišku, čia ikona pagalbos ikona, jeigu turite kažkokių techninių klausimų arba programėlė neveikia, tai tą galima išspręsti irgi programėlės pagalba. Kitas vienas iš svarbiausių valdiklių yra šitas skambutis. Jeigu jisai nėra nubrauktas, tai jūs gausite specialius pranešimus, kad yra judesys. Jeigu nenorite, kad jūs trikdytų, paprasčiausiai išjungite šią funkciją. Čia taip pat kituose nustatymuose irgi matysite kameros serijinį numerį ir čia galite, jeigu jau nebenaudojate įrenginio, galite jį taip pat ištrinti arba paleisti iš naujo. Apačioje taip pat yra valdikliai. Jeigu pageidaujate vis dėlto naudotis debesyje, galite pasirinkti ir čia bus užsaugoti jūsų sukurtas albumas debesų saugykloje. Taip pat ant pačios kameros, aišku, rasite garsiakalbį, mikrofoną. Tai yra šviesos jutiklis, pagal kurį kamera supranta, ar tai yra diena, ar tai naktis, ir įjungia papildomą pašvietimą. O čia yra 4 ledai, kurie apšviečia objektą infraraudonaisiais spinduliais. Čia be abejo yra kameros objektyvas. Taigi šiame video pristatėme jums naują Huntera kamerą. Labai tikiuosi, kad šis video jums bus naudingas ne vien sužinojimu, kad atsirado toks naujas įrenginys, bet taip pat ir padės jums jį paruošti darbui. Naują Huntera kamerą LiveCam 4 Pro galėsite įsigyti e-medžioklės parduotuvėse bei žinoma mūsų draugų ir partnerių parduotuvėse.